Lietuvos mokslininkai ir verslininkai pradeda kurti atsinaujinančią energiją varomas transporto sistemas. Vilniuje įsteigtas Vėjo ir Saulės transporto alijansas vienija Kauno technologijos ir Klaipėdos universitetus bei inovacijų bendrovę Vėjo projektai. Lietuvos mokslininkai ir verslininkai jau kuria originalius atsinaujinančią energiją varomo transporto komponentus, kurie ateityje bus naudojami miesto logistikos sistemų gamybai. Per 4 metus į projektą ketinama investuoti 85 milijonus litų. Asociacija Visata yra įkurta tam, kad suvienyti verslo ir mokslinį potencialą, tam, kad būtų galima išnaudoti visas mūsų sukauptas universitetuose žinias, kur yra milžiniškas įdirbis ir daug atlikta tyrimų. Ir juos panaudodami mes bandome įgyvendinti gan drąsų verslo projektą. Tai yra miesto logistikos transporto, kuris turės elektrinę pavarą, bateriją ir bus varomas būtent elektra pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2050 metų iki nulio sumažinti miesto transporto išmetamo anglies dvideginio kiekį. Senajame žemyne yra apie 900 tūkstančių visuomeninio transporto priemonių, iš jų apie 500 tūkstančių sudaro miesto autobusai. Kasmet yra atnaujinama apie 38 tūkstančiai transporto priemonių, tai yra apie 6% autobusų parko.